Raineris Marija Rilkė apie poeziją. Ak, bet eilėraščiais taip mažai benuveiksi, jei rašai jos jaunystėje. Reikėtų palaukti. Reikėtų visą gyvenimą, kuo ilgesnį gyvenimą, kaupti prasmę ir saldybę, o paskui, pačioje pabaigoje gal ir galėtum parašyti 10 gerų eilučių. Juk eilėraščiai tai ne jausmai, kaip mano žmonės. Jausmų turime užtektinai ir jaunystėje. Jie yra patirtis. Dėl vieno posmo reikia pamatyti daug miestų, žmonių ir daiktų. Reikia pažinti žvėris, reikia pajausti, kaip skrenda paukščiai ir žinoti, kokiais judesiais rytą prasiskleidžia mažos gėlytės. Reikia mokėti prisiminti kelius nepažįstamose vietovėse, netikėtus susitikimus ir atsisveikinimus, kuriuos jau seniai pramatei, prisiminti vaikystės dienas, kurios dar nenuskaidrėjusios, tėvus, kurios turėjai skaudinti, kai jie norėjo tave pradžiuginti, o tu jų nesupratai, tie džiaugsmai buvo skirti kitiems. Prisiminti vaikystės ligas, kurios taip keistai prasideda ir pilnos tokių gilių ir sunkių vingių. Prisiminti dienas tyliuose slėpiningose kambariuose ir rytus prie jūros, apskritai jūras, kelionės naktis, nuošusias padangėmis ir nuskridusias su žvaigždėmis. Ir vis tiek, net jei ir galėsi apie visą tai pagalvoti, to dar neužteks. Reikia turėti prisiminimų apie daugybę meilės naktų, kurių nė viena nepanaši į kitą, apie pamišėlių riksmus ir apie lengvas, baltas, miegančias moteris po gimdymo, kurios ką tik užsivėrė. Bet reikia apsilankyti ir pas mirštančiuosius, reikia pasėdėti prie mirusių, kambariuose su atidarytais langais, tarp užčiojančių šnaresių. Galų gale neužtenka vien tik turėti prisiminimų. Reikia mokėti juos užmiršti, kai jų jau daug prisirenka. Reikia turėti begalinės kantrybės sulaukti, kol jie vėliai sugrįš. Juk patys prisiminimai dar nėra eilėraščiai. Tik tuomet, kai jie taps mūsų krauju, žvilgsniu ir gestu, kai jie taps bevardžiai ir pasidarys nebeatskiriami nuo mūsų, tik tuomet gali ateiti laikas, kai vieną labai retai pasitaikančią valandą tarp jų atsiras ir iš jų išeis pirmas eilėraščio žodis.